Nu ką, sveiki visi. Persivarė mašinėlę į dirbtuvių garažiuką. Iš poilsio garažiuko šitos mašinos. Po Kuršėno etapo 4 net nejudinta. Buvo, stovėjo, nieks nieko nedarė su ją. Absoliučiai. Tai tokia kokia yra, tokia yra. Bandysim šiandien diržus pasikeisti. Kitus. Reikia diržus pasikeisti, reikia galinius amortikus pasikeisti, nes originalus nupirkom koilinius, kietesnius, kad būtų kietesnė šikna, ne taip strakinėtų. Labai jau taip, sakykime, nei rankinis normaliai neveikia, nes daug tūpt reikia. Kadangi amortikas apšė ten jokio veiksmo neatlieka, spyruoklės koilinės. Ant amortikų koilinių tik tais nebuvo, neturėjau, tai dabar nupirkom. Įmesiu irgi atskirą kadrą. Ir bandysim kažką dirbti. Reikia dar pašalinti šitą defektą. Nes taip vat ir nieks nedaryta, kiek jisai čia stovi jau laiko nuo bučinio to. Poskius pažiūrėsiu, gal turiu kitus. Nutrus kažkur turiu, bet nežinau, ar jie gražesni negu šitie. Dabar, nes ten suaižė lygtis buvo stiklai. Tiek žinių, paskui reiks nusiplauti, pasiruošti, susikrauti daiktus, važiuosim į Klaipėdos etapą. Į šitą Elephant Drift Team renginį. Streetas ant Semipro, šitą Streeto 5 paskutinis šių metų etapas. Kuršėnuose prasiliekus, išpildžius svajonę savo, užkabino. Bandysim dar kartelį paskutinį suvažiuoti. Pasižiūrėti, kas gausis, kad jau prieš žiemą tiesiog pastatyti ir apsisvarstyti ar bandyti visą kitą sezoną suvažiuoti netgi. Nes tokia kaip ir galimybę galima pasidaryti. Noro yra. Nemažai noro yra. Užkabino šitą procedūrą, visai smagu. Smagiau nei treniruotis ir tiesiog važinėtis. Tai žiūrėsim, kas gausis. Bandysiu pafilmuoti, kaip keičiam detalės. Gale amortikus, diržus, čia kaip ir nieko sudėtingo, ten taip pat padaryti kaip yra, čia kilpos prisisekti. Pirkom 6 taškų dabar, tai čia reikės vyrinti, tik dar reikia pasidomėti, ar užtenka vienos kilpos 2 diržam, ar geriau, kad būtų 2 atskiros kilpos, reikia dar šitą dalyką pasižiūrėti, tada tą pasitiesinsim. Aš šiaip visus varžtus praseisim, pasižiūrėsim, ar po visų ten tų tarpinių keitimų tepaliukas nieks nebėga. Niekur nerastoja, nelaša ir panašiai ir viskas, mašina tiek žinių, paskui kažkada reikės antro lopšio, labai norisi pavežioti žmonių, draugų, bet čia jau bus ateityje, tai va, keliamės kitą kadrą. Šiek tiek pradėjom diržų montavimą, čia įsidėjom, šitie sudėti, kažkas atreguliuota plius minus, basic. Dedam dabar plokštelės, nes kadangi 4 taškai buvo, tai reikia man padaryti dabar čia. Skylės prasigrėžiam, sušlifuojam, dar čia biškį padaužysim, kad gražiau priglūstų. Čia atsižymėjom, kur šiaip sėdinė skylė, palei gulšių 9 laipsnių, nuo 0 iki 20, atrodo, nuotraukai rodo gali būti. 20 laipsnių pasvirimas lygtais. Taip pat tempiam šiek tiek tolyn, atsižymėjom viską, įsigrėžiojom. Tavo plokštelę, kaip sakiau, reikia padaryti, kad jinai čia įgultų dar biškin va tokia va, kaip šitą va pavyzdys įkrenta ir jau niekas viskas, čia apsivyrins viskas, šitą pačioj, čia biškai patrankysim dar, apsivyrinam, dedam lopšį atgal, dedam diržus atgal, ne atgal, o į vietą, bandom susireguliuoti tiksliai, tokia ta eiga. Viską apsišveist švariai, apsivyrint, kruopščiai, užriebiai, kad tvirta būtų ir neišplyštų. Visada plokštelės dedamos veržlė žemyn. Nes jeigu taip dėsim, tai nuplėšti šitas vietas avarijos atveju labai lengva, o taip turėsim išplėšti visą plokštelę. Jeigu dedam kitoj kėbulo pusėje, tai man atrodo galima dėti ir šitaip, bet bijau suklysti. Žodžiu, geriau dėti taip, kad veržlė liktų priešingai pusėje ir kad kuo didesnis plotas, sakykime,
liestus prie paviršiaus. Gali net ir iš dugno, jeigu dėčiau kiaurai, sakykim, čia kiaurai praėjo, čia nelabai. Tai turėčiau dėti taip, kad, kuo didesnis plotas, ta prasme, sakykim, tempimo atveju laikytus už kažko, nes jeigu taip dėsiu, tai vis tiek bet kokiu atveju veržlę lengviau bus nuplėšti, o plokštelė netliks jokios funkcijos. Tai tokia esmė ir yra, kad dedam taip, veržlė kitoj pusėj, riebiai apvirinam, apsivalom, apsišveičiam iki pliko metalo, kad švariai gerai prikiptų, apsivirinam riebiai ir avarijos atveju, ta prasme, temsis visas plotas labai didelis, veržlė neišplyš. Čia kas būna dažnai daro klaidas, deda va taip, apsivirino ir taip bus gerai, taip nesideda. Reikia būtinai daryti šitaip. Tai va, bandom ruoštis virinti ir toliau filmuoti. O, kaip gražiai mėlyna spalva šviečia. Apsivirinom, pasidarėm, padažinėjom, ten praeitą kartą buvau nepadažinėjęs, kad biškį norėdžiau apsaugot, kažkada gal saloną nusidažysiu, taram-param. Žodžiu, kilpos yra vietoj. Apsivirino taip, ką žinau, padoriai, viskas čia gerai. Neprofesionalas, bet gerai. Tai va, iš suvirinimo tiek, dabar bandysim įdėti lopšį. Prisisukti jo lopšį, tada reikia susijungti diržus, susireguliuoti. Žodžiu, ilgas ir nuobodus darbas. Einam kabintis lopšį ir reguliuotis diržų. Va. Pasidarėme diržiukus. Užsikaiščiavome. Diržiukai kaip ir sureguliuoti. Gal rytoj tokį kažkokį lengvatės draiviuką pasidaryti, prasivažiuoti susisegus, kaip jie ten veikia judant mašinai. Sėdėjom dar ir amortikus. Eilinį kartą apsišoviau. Nepasižiūrėjau, sudėjom, va. Koilinį įrodymas, kad tikrai neapgaudinėjome. Sukietėjo aškina žvėriškai. Dvi pusės, bet apsigavau, nepaprašiau koduko, o štai va šito va, kas nedurnas, tai turbūt net gal atmintinai žinos, kad čia ne E36 kompakto, o paprasto kėbulo, sakykim, sedano kupė ir panašiai, 36, KM6 ir net KM6 tipo kompakto, bet esmė, kad atbojniką apjau, tai ten kokių 8% atbojniko neliko tam, kad mano aukštyje susidėtų amortikas ir liktų jam judėjimo vietos judėjimui, bent 2 cm, man atrodo, gaunas, ten gal kažkas 3 gal. Mašina tikrai nėra žema, ta prasme, čia dar iki žiemos jai, tai kaip nežinau iki ko. Žemumą labai aš ir nesiekiu. Sukietėjo tiek, kiek ir norėjau, žodžiu, esmė tokia, kad pagal kas bus gerai. Amortikas dirbs, atliks darbą, o vėliau reikės nusipirkti tiesiog 36 kregždės kompakto. Dėl ko? Dėl to, nes jie originaliai eina trumpesni. Sakykime, šitas dabar gavosi, kad jeigu va taip kaip stovi mašina, tai jo jis va taip va būna. Va iki tokio lygio, o E36 kompakto eina trumpesnis ir jis gaunasi va čia mano aukštyje mašinos. Gerų ten 8 cm trumpesnis, kad nereiktų tekinti štoko, trumpinti ir daryti nesąmonių vėjų. Tiesiog nupirkit nuo kregždės kompakto. Dėdį ir gaunasi tada aфиgenai, nes kai sužemini mašiną, jeigu keli ant donkrato, sakykim, tada ratai turi daug kelt mašiną, ratai daug krenta. Spyruoklės iškrenta, vėjai, nesąmonės. Dėdi trumpesnius, dar ir tie realiai per ilgi būna kregždiniai. Įmėsiu gal fotkę, man atrodo, dariau skirtumą tarp šito įsiskleidusio ir to įsiskleidusio, suspaustų neina, nes šitą suspaust, tai čia irgi vėjai. Tai va, einam buferį tiesintis, tiek žinių. Viską pasidarėm, dažiukus rodžiau, amortikus rodžiau. Čia gavos biškiškai prasčiau, nei aš galvojau. Gal per ilgai buvo užmarinuotas šitas defektas. Neįsitiesina, labai tingiau aš ir daryti kažką čia stipriai.
Kadangi Klaipėdos etapas, jeigu gerai atsimenu, su blokais, tai čia gali ir prasčiau pasibaigti. Šitas irgi buvo beveik nukritęs, tai nuėmėm. Fotografą, jeigu nufotkins, prifotoshopins. Ir toliau va. Važiuojam namo ilsėtis. Petroniukas. Nepamirštam. Jo, važiuojam namo ilsėtis. Pasikrausim daiktus rytoj. Jau rytoj vis tiek po darbų neskubiai ir pasileisim važiuoti dieną prieš, kad jau paskui nereiktų važiuoti 3 valandų kelio su garsiu išmetimu ir paskui skaudančia galva būti visą dieną. Tai va, tam kartui tiek. Nu va, atvykome, pasidarėm apšilimą, prasukom, pasižiūrėjom, kaip tas vairas sukinėjasi, prisiminti. Laukiam dabar eilė, didelė eilė, žiūrėsim, kas čia gausis. Trasa, biškį, jaudulio kelią, kur šiandien buvo paprasčiau žinant, kad blokų nėra. Dabar matysim, kas čia gausis. Jo, bandom, laukiam, žiūrim, kas gaunasi. Prasišildyt kaulus. Kaip ten tie blokai, ar ten reikia jų bijoti, ar nereikia. Padangose pasidarėm, po kol kas 3-1 baro. Pasižiūrėsim, kas gausis. Bus video ir iš vidaus, manau. Tai va, tam kartui. Nu, atvykome į vietą, jau viskas pasiruošėm. Tentukas po mašiną, ratukai uždėti. Daiktai visi jau išmaliavoti, išmėtyti. Tai va, bandysim važiuoti. Jau vieną važiavimą pasidarėm, dar gavom pizdai. Pasimečiau trasoj, ten, nu žodžiu, buvo bairių. Einam į mašiną, sėst, ruoštis ir bandom važiuot. Tai va, kadrų bus vėliau iš vidaus. Lietus labai stipriai, nieko gero. Man šlapios kaip ant ledo arenos, prieš tai buvo pusiau šlapia, pusiau sausa, bet dabar jau kyla normaliai, labai slidu. Reikia suprasti, ką mašina nori daryti, kaip važiuoti teisingai. Nu, darbo turim, reikia atlikti darbą dabar. Kai išmoksim darbą atlikti teisingai, viskas gausis. Sesija pirma suvažiuota treniruočių dienoj, tai yra penktadienis, viskas kaip ir okei, jau gaunasi visai neblogai ir išpiešti trasą kažkokią. Paskutiniai 2 realiai važiavimai, sakė, buvo visai gražus, aišku, nuo blokų toli, bet kiek mačiau, tai jau klipus kažkas gaunasi pataikyti. Iš vidaus video kol kas nėra, kažkaip labai nieko nenufilmavau. Tai pasižiūrėsim, kažkas gausis. Žinių tiek šiam kartui. Šiek tiek jaudinos, bet
O dabar ant sauso jau pilnai prieš ten šlapę važiavom, bandysim. Ryto trasa, sakė, bus kitokia rytoj nei šiandien. Šiandien yra daugiau mažiau semipro trasa. Kažką bandom įrodyti. Smagumėlis. Ant sauso visai kas kita. Bet gerai, man patinka. Rankytės.
treniruočių diena pasibaigė. Suvažinėjom Seilūnus Zurasus antrus. Aišku, čia dar mėsos belenkiek, bet kažkodėl va taip va lupinėtis pradėjo belė, kaip sakė, pas kitus liktai taip nėra. Gal perkaito, aš nežinau, liktai nekaitinau labai. Nežinau. Susimetėm čia ratus, kad saugiau pernakvotų mašiną, čia paliksim. Mašiną atlaikė puikiai. Diena praėjo puikiai, viskas nuostabu, super puikiai. Nežinau, mašinėlė atitarnavusi nuostabiai. Suvažiavom visko, visaip. Sudėjom dalykus čia saugiau, kad gulėtų, nes mašina čia liks gyventi, nežinau, ar minėjau, pamiršau. Čia viską susimetėm bilę, važiuojam dar benzino dasipilsim, tuščias bačiokas, gal dar reikės nusipirkti, nes šiandien penktadienis, kuradienis. Klaipėdoj pakankamai pigiai kūras. Tai va, tiek žinių. Nežinau, eisim dar pasimatosim tepaliuką, nes dabar paskutinius ten 3-4 ratus, kai padarėm į mašinėlę. Varikliukas, teisingai, biškai klaksėt pradėjo kompensatoriai, bet pasižiūrėsim, kas ten gavosi. Ir nežinau, tiek žinių. Svarbiausiai, nepamirštam mano pagalbininko, Petronas. Tai va, tam kartui tiek.